Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jespeks ir šiandien mes žiūrėsime naujausią pirkinį prie setupo, nu jis nebus tiesiogiai čia prie stalo, bet tai bus kolonėlės iš Edifier, apžvelgsime jas nuo unboximo pradžios, po to gal pažiūrėsim, kaip jos atrodys mano kambario dalyje. Taip pat iš karto perspėsiu, kad naudojau sesės telefoną, tai yra iPhone filmavimui, iškart like ir ačiū jai už šį telefoną, bet garso neėmiau, naudojau tam šį mikrofoną. Na tai pradėsime nuo kolonėlių unboxingo, tai taip kaip jau ir minėjau, tai yra Edifier, firma gal nėra tokia girdėta, taip pat vokiška puikiai įmonė. Taip pat yra čia modelis Edifier Studio R1280T, iš tiesų nėra labai brangios klasės kolonėlės, pamatysite vėliau kainą. Iš galo matome, mes turime šiek tiek informacijos, taip pat keletą nuotraukų, taip pat yra jau detalesnė ta informacija, kas norite, galite sustabdyti šį kadrą, gal pasiskaityti, kam labai įdomu, taip pat iš šonų galite rasti kitomis kalbomis užrašytą informaciją, taip pat galite bandyti stabdyti. Na, o per šiandiežę mes matome, kad tenai nėra super daugiau informacijos. Na, toliau einant į viršų dėžės mes pamatome, kad tenais taip pat yra keletą visai įdomių nuotraukų ir taip pat įdomioje vietoje, jau atidarius dėžę, tenai parodomi išėjimai būtent kolonėlės, jie leidžia prisijungti kelis prietaisus vienu metu, kas yra išties puiku ir leis jums patogiai naudotis jomis. O vidaus pakavimas taip pat be priekaištų, turime šiek tiek apsauginės būtent materialo, primena šiek tiek kiaušinių tas dėžės, bet kolonėlės tikrai atėjo sveikos ir su jomis buvo viskas tvarkoj. Na, dabar mums nebereikės tų dėžių, tai mes tiesiog atsikratysim jau. Na, galim toliau žiūrėti, kas atėjo kartu su kolonėlėm, bei jų pačių, tai buvo šie du maišeliai. Vienam buvo laidai, kitam buvo knygelė, makulatūra ir taip pat tas pultelis, kuris tikrai bus naudingas, jo tai tikrai neišmeskit. Patį mane jisai tikrai sužavėjo funkciją, kad galima išjungti garsą, naudotą mutą, ką planuoju naudoti, taip pat garso lygio reguliavimas tikrai naudinga. Na, o knygelėje nebuvo labai svarbios informacijos, tikrai nebijokite išmest ar ką, nes tenai, nėra labai svarbių dalykų, tai va. O tas kitas lapelis čia, kaip suprantu, yra garantija, tai pasilikit. Na, o sekantis maišelis bus laidų pilnas, tai yra 3 netgi laidai. Pirmasis jų bus tas esminis, pagrindinis kolonėlių tiesiog laidas, jį galima aišku pakeisti, naudoti kitus laidus priklausomai nuo noro. Antrasis bus RC į AUX išėjimas, gal labiau žinomas kaip telefonui tiesiog jungtis, jeigu norėsite iš savo telefonų leisti muziką, tikrai bus darytai patogu, nes jūs galite naudoti vienu metu netgi 2 jungtis. Na, trečioji jungtis bus tiesiog pati paprasčiausia RC į RC, ko aš asmeniškai irgi nenaudosiu. O naudosiu šį 10 metrų ilgio laidą, tikėtinai man jo užteks, nežinau, bet kaip ir minėjau, kolonėlės nebus šalia kompiuterio, tai man būtent to ilgio ir reikia. Na, pažiūrėjus kolonėlės dar taip detaliau iš arčiau, tai galime matyti, kad jos yra beveik identiškos, išskyrus va šitą esančią kolonėlę dešinę. Jinai turi šonų valdymo tokį mažą skydelį, kur galite nustatyti bassą, tai yra žemus dažnius, taip pat nustatymas ir treble, tai yra aukštesnių būtent dažnio lygio. Ir be abejo volumas, garso tiesiog lygis, kuris pastebėjau, kad neturi jokios ribos valdyme, tai reiškia, jūs galite sukti belekiek į vieną pusę, belekiek į kitą, nors ir turi skaitmeninės ribas. Na, o kita kolonėlė dar mažiau išsiskiria kažkokiais skirtumais, mes labai jos nežiūrėsim, grįšim gal prie išėjimų, arba kitaip tariant įėjimų, tai yra būtent, kur kišis jūsų pagrindiniai laidai, speakerio ir taip pat tie 2 labai faini PC ir AUXo jungtys. Leisiu pasijungti, kaip minėjau, telefoną ir kompiuterį ar kažką kitko. Taip pat pastebėjau, kad kolonėlės ir labai fainas minkštas kojelės, kurios tikrai nesubraidžys paviršiaus, ant kurios statysite jas ir tą gražų medinį paviršių. Dabar taip pat pavyko užgaudyti su kamera. Na, o kalbant apie kolonėlių panaudojimą, tai aš planuoju jas naudoti ant pianino, tai nežinau, palaikinkite, jeigu norėtumėt išgirsti mane grojant su šiuo instrumentu. Na, o kalbant apie pačias kolonėlės, tai jos išties yra puikios, puikiai tinka estetiškai prie mano viso kambario dizaino, tos medis sueina gražiai su pianino medžiu. Taip pat šios grotelės nusiema labai patogiai ir tada atsiveria visas tas jau techninis grožis, jų garsiakalbis. Na, o kalbant apie jų tikslumą muzikoje ir garse, norėčiau labiau detaliau pakalbėti jau prieš kamerą. Na, kaip kalbant apie kiekvieno produkto, reiktų paminėti jo kainą ir šiuo metu būtent Skytech'e jų kaina krito netgi iki 60 eurų. Tai yra pigiau negu aš pats asmeniškai jas radau pirkti. Tai vasario 15 dieną turėsit puikią progą jas pasigauti ir nusipirkti šią neįtikėtiną kainą. Na, dabar einame apie garsą. Garsą reiktų įvardinti, jeigu jau galvojant kaip apie 60 eurų kolonėlės, išties yra labai nedaug. Jau aš kalbu apie ausinės ilgą laiko tarpą ir tenais yra didelės sumos, o kolonėlėse šiaip kokybė eina dar didesnė sumų kalba.
Na, aš asmeniškai ieškojau kolonėlių, kurios yra išvaizdžios. Ir aš tai tikrai radau 60 €, man jos labai patinka estetiškai. O kalbant apie garsą, aš nenoriu labai iš tiesų stumti. Garsas nėra labai gilus, kadangi kolonėlis nėra labai didelės apimties, jos negali išgauti to sodrumo didelio, patys garsiakalbiai taip pat nėra labai dideli. Aukšti dažniai taip pat tikrai necypia, neklykia. Ir vidutiniai garsai taip pat susimaišo, susilieja. Galiu pabrėžti tik tai, kad jos tikrai puikiai tiks, jeigu klausote šiuolaikinės muzikos, nes tada jūsų garsai ten eina tam dubstepo makalinį, visokie ten dalykai ir puikiai tada jums nereikės nieko. Na, o šiaip aš juokauju, klausant netgi ir paprastos muzikos, kaip aš pirkau sportuojant, kad būtų tas foninis man motivacinis garsas, tai man tikrai puikiai tiks. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį video, nepamirškite užmest laiko ir komentuokite apačioj, galgi jūs naudojat kokias kolonėlės, tiesiog, kad būtent irgi foninės, šoninės ir gal jos tikrai geresnis už maniškės ir aš čia blogą pirkinį padariau. Nebijokite išreikšti savo nuomonės ir tada iki sekančio video. Iki.